Ignalinos kraštas, esantis rytų Lietuvoje, akį traukia nuostabia gamta vaizdingomis vietovėmis. Trečdalį rajono teritorijos užima miškai, čia gausu regioninių parkų ir įvairiausių draustinių. Nuodėmė būtų neužsukti į Ladakalnį. Nuo jo viršūnės atsiveria įstabus 6 ežerų vaizdas. Ignalinos regione galima suskaičiuoti daugiau nei 200 ežerų, kelias dešimtis upių ir tvenkinių. Dalis Ignalinos krašto patenka į Aukštaitijos nacionalinio parko teritoriją. Čia puikiai pailsėsite bei atsigausite nuo miesto triukšmo. Galėsite grožėtis gausia ir labai įvairia flora ir fauna. Sužavės šis kraštas žvejus, sporto mėgėjus. Neišdildomų įspūdžių paliks žygiai, iškylos vandeniu bei miškų keliais. Jei jau esate Ignalinos krašte, užsukite ir į pačią Ignaliną. Pastaraisiais metais miestas akivaizdžiai išgražėjo. Čia ignaliniečius ir miesto svečius suburia miesto šventės, koncertai, mugės ir parodos. Linksmybių užtenka ir suaugusiems, ir vaikams. Taigi kviečiame jūs pakeliauti ir trumpai susipažinti su Ignalinos kraštu. Viskas prasideda štai čia, Ignalinos turizmo informacijos centre. Čia jūs rasite visą informaciją apie Ignalinos rajono turizmo teikiamas paslaugas. Jums padės ne tik lankstinukai, žemėlapiai bei gausi vaizdinė medžiaga, bet ir kvalifikuoti darbuotojai pakonsultuos ir atsakys į visus jums rūpimus klausimus. Ignalinos krašte gausu kaimo turizmo sodybų. Viena iš jų – sodyba Saulėtekis. Ji alsuoja senovės dvasia, bet joje yra visi patogumai. Šioje sodyboje galima paragauti nepaprastą troškinį. Kulinarinių eksperimentų mėgėjai galės ruošti maistą senovinėje krosnyje ar lauko židinėje. Ginučių kaime, vaizdingoje Strovinaičio ežero pakrantėje, įsikūrusi Gaidelių sodyba. Pačioje sodyboje ant ežero pakrantės yra palapinių miestelis su pavėsinėmis. Mėgstantys žvejybą galės pasidžiaugti laimikiais tiek žiemą, tiek vasarą. O jei nesiseka žvejyboje, šeimininkas pats parūpins šviežios žuvies. Ginučiuose galima paragauti autentiškos žuvienės. Tai unikaliu būdu pagal 100 metų senumo receptūrą paruošta žuvienė. Iš žvejų ir jų senolių pasakojimų šeimininkai perteikė visą virimo procesą su rytų Aukštaitijos legendomis ir padavimais. Dar Ginučiai garsus savo istoriniu vandens malūnu. Malūne galėsite susipažinti su išlikusia autentiška įranga bei pačio malūno kilmės istorija. O jo kaskados atgaivins jūsų nuilsusius pečius. Minčios girios pakraštyje ant Tauragnos upelio kranto įsikūręs senovinės bitininkystės muziejus. Čia surinkta ir eksponuojama išskirtinė kolekcija, geriausiai atspindinti bitininkystės Lietuvoje tradicijas, mitologiją ir istoriją.
Muziejų sudaro 6 pastatai, apie 500 eksponatų, 25 medinės skulptūros. Kiekvienais metais Tripeikių kaime bitininkystės muziejui vyksta Medkopio šventė. Medkopio šventė, kitaip dar vadinama duonos ir medaus švente, vyksta rugpjūčio 15 dieną. Joje galėsite ne tik paragauti šviežio medaus ar jo įsigyti, bet ir smagiai praleisite laiką po atviru dangumi, mėgaujantis puodeliu žolelių arbatos su medumi. Čia galima susipažinti ne tik su Lietuvos bitininkystės istorija, bet ir pasimokyti sukti medų. Bandom. Tai viena iš įdomiausių ir gausiausiai lankomų vietų. Erdvė ir vietovės aura yra nuostabi, todėl nepravažiuokite pro šalį ir užsukite čia. Palūšėje jūs susipažinsite su architektūrinė įžymybė 18 amžiuje statyta medinė bažnyčia. Vieną seniausių ir gražiausių medinės architektūros ansamblių Lietuvoje sudaro bažnyčia, varpinė ir koplytėlė. Būtinai apsilankykite Palūšės valtinėje. Išsirinkę jums patinkančią valtį, galėsite skrosti ne tik Lūšio ežero vandenis, bet ir keliauti per 9 susijungusius ežerus. Čia galima ne tik puikiai pasiplaukėti valtimis, bet ir stebėti kasmetinę Palūšės jachtų regatą. Rugpjūčio 4-5 dienomis vyksta kasmetinė Palūšės regata, kurioje varžosi jachtos, burlentės, katamaranai iš visos Lietuvos. Palūšės gyventojai ir svečiai su nekantrumu laukia, kada virš Lūšių ežero bangų išsiskleis baltos burės. Ir vėl skambės linksma muzika, kvepės žuvienė, vyks žvejų varžybos ir įvairios sporto rungtys. Palūšė laukia visų, kurie mėgsta pabūti gamtoje, pasimaudyti ir pasidžiaugti siūlomomis pramogomis. Restoranas Kepykla Romnesa jūsų laukia su šeima, draugais, kolegomis. Čia išgirsite šakočio atsiradimo istoriją, sužinosite dabartinės jų gamybos įdomybės. Restorane Kepykloje Romnesa net ir vaikai gali įsikepti šakotį. Galėsite pamėginti pilti tešlą ant besisukančio volo, stebėti, kaip auga kvapnus kepinys. Skanioji programos dalis – kepamų šakočių degustacija. Galėsite paragauti ir pačių kepto gardėsio. Kalvystė – tai senas, turintis Lietuvoje gilias tradicijas amatas. Užsukę į Antalksnės kalvę, savo akimis galėsite įsitikinti, kaip jungiant senuosius amatus, tradicijas bei naujas technologijas, galima prakalbinti geležį, atskleidžiant jos unikalumą, grožį, šilumą. Antalksnės kaime galima susipažinti su gražiu, bet labai sunkiu kalvystės amatu. Norintys galėsite išbandyti, ką reiškia mokėti kalti, grūdinti ar lankstyti metalą.
Jeigu norite pagauti savo laimės paukštę, būtinai užsukite į paukščių kaimą Cijonuose. Paukščių kaime galima sutikti ir tikrą lietuvišką paukštį strutį. Jo vardas Lelė. Tai vieta, kur galėsite pamatyti daugiau paukščių, nei kada nors esate matę, ir išgirsite daugiau jų balsų, nei kada esate girdėję. Šeimininkai jūs pavaišins milžiniškoje keptuvėje ant laužo ugnies iškeptą kiaušinienę iš įvairiausių paukščių kiaušinių. Galėsite pasiklausyti istorijų apie paukščius didžiausiame Lietuvos lizde. Jūsų laukia žygis per pelkę ieškant paukščių kiaušinių. Nepraleiskite progos pagauti savo laimės paukštę. Ignalinos kraštas tarsi mažytė Lietuva. Apie jį galima daug skaityti ir rašyti, bet pajusti galima tik pamačius. Ignalinos krašte pažinkite, pramogaukite, skanaukite.